Taigi, mano kripto kelionė prasidėjo siaubingai. Grįžtam į 2021 metų pradžią arba 2020 galą. Mano kolega man sako pirkti Ethereumą prie $700. Ar aš tai padarau? Ai, $700? Ne, aš gal nusipirksiu prie 4000. Ką manai apie tai? Turbūt čia yra klasika. Kai aš jums sakiau kažką pirkti prie pigiau, jūs irgi galvot, ne, pakilo 2-3 kartus kaina. Ok, gal ir nusipirksiu. Čia jaučiu yra visiška klasika. Bet aš gal pats ir nebūčiau pirkęs tą akimirką kažkokių kriptovaliutų, bet man tiesiog mano draugas Limas, kuris buvo kartu su manim, sako, pažiūrėk, sako, čia tas Ethereumas pakilo iki štukos 5, iki 2, 2,5, 3 štukų. Ir, tipo, okei, gal čia kaip ir reikia pirkti. Ir kaip matote, gegužės 7 diena, jeigu aš neklystu, Kripto Lietuvos pirmas stovis. Aš pradedu toje kaip bendruomenė, galvojau, jinai bus visiškai nemokamai, tiesiog dalinsimės informaciją. Gegužės 7 aš užsiperku daugybę kriptovaliutų už ganėtinai didelę pinigų sumą. Ir kas atsitinka, bitkoinas nukrenta 51%, Ethereumas ten 6%. Tiesiog tragedija nutinka. Per 7 dienas tragedija. Tragedija kaip naujokui, ganėtinai tragedija. Man tas kolega sako, tu nepanikuok, viskas čia turėtų atsigauti, taip, dar bus galima nusimti. Kaip ir viskas gerai, laikas bėga, aš kaip ir yra kaip yra. Aš nieko nekaltinu, tiesiog atsimenu visada prieš einant miegoti vieną dalyką. Pirk prie 700 reikėjo. Pirkau prie kiek? 4000. Maladėt, Martin, maladėt. Kiekvieną naktį. Bet laikui bėgant ateina kažkadas tas pats Limas ir sako, blemba, čia radau. Nes tą akimirką, kai aš pirkau, aš nežinau nei kas yra long, nei kas short, nei kad yra signalai. Ir laikui bėgant Limas ateina, sako, aš čia radau, kaip čia galima užstatyti, kad kai tu, tarkim, dirbi, neturi laiko, tau nuperka, automatiškai parduoda, jeigu ten krenta, uždaro. Ir jis taip dėlioja ir kažką mes žaidžiam NBA, jis dėliojam, jis taip ir kažkaip girdžiu ir tik tai išgirstu iš tramdolcų padariau 2 štukas. Ir pultelį tik tai padedam, mes kaip čia tai pradedam domėtis. Aišku, jis tas visas šaibas prapiso, mes pradedam domėtis, kas tai yra signalai, taip, susiranda mane keli lietuviai, jie man pasiūlo Kripto Lietuva, kad čia galima daryti tokį projektą, pardavinėti signalus, bet tai gal neįtakoja mano tos kripto pradžios, mes tą Kripto Lietuvos visą dalyką praleidžiame ir keliaujame prie tos dienos, kai pagaliau matome, kad mano investicija atsipirko. Kai aš nusipirkau gegužės 7 dieną visų tų kriptovaliutų, po savaitės, po 10 dienų mano visa ta investicija buvo nukritus apie 60%. Po ganėtinai ilgo laiko, jeigu aš neklystu, tai tuoj galiu net pasakyti per kiek. Po 4 ar 5 mėnesių mano ta jau investicija pasidarė plus 30%, aš pasidariau skrinčiotą, bitkoinas, jeigu neklystu, ten pasiekė šiam 9, Ethereumas ten 4,8 ir aš pasidariau skrinčiotą, aš girdėjau, kad ten bitkoinas 100 štukų turėtų pasiekti, kažkaip, tipo 100 štukyčių, taip, Ethereumas 10 štukyčių, aš laukiu, aš kažkur ten sėdžiu, laukiu ir dėja taip ir neatsitiko. Tai manau, svarbus dalykas yra neskrinčiotus reikia daryti, o nusimti pelną šaiką. Nes jo kartais tu tikiesi ten tokių ir tokių skaičių, bet viskas priklauso nuo laiko, kada tu nusipirkai. Labai geras būtų pavyzdys, kai aš jums sakiau pirkti bitkoiną prie 19 000. Ar jūs pirkote? Gerai, nebūtinai bitkoinas, kitas kriptovaliutas. Drįsčiau abejoti. Praeina tam tikras laiko tarpas, prieš 11 mėnesių aš jums paleidau būtent šitą video. Kaip padauginti savo pinigus. Ar jūs pirkote? Yra žmonių, kurie man parašė, pirkau, ačiū, aš jau išeinu iš marketo, man užtenka pelno. Nes jeigu tu tada įsidėjai į tas kriptovaliutas pinigų, nuo to video tavo bankas per 11 mėnesių padidėjo 3 kartus. Nors dabar marketas yra nuo aukščiausių vietų nukritęs, bet šią akimirką 3 kartus būtų padidėjęs. Tai yra ganėtinai gražu, yra ganėtinai nuostabu. Svarbiausia yra laiku nusipirkti. Ar dabar aš patarčiau žmonėms pirkti kriptovaliutas? Kripto Lietuvos telegrame yra spot pardavimai, kur yra nemokama grupė, kur dalinuosi visais savo spot pardavimais. Tai per pastarasis 15 dienų gal už 6 ar 8 tūkstančius dolerių nusipirkau įvairiausių kriptovaliutų. Jeigu domina, irgi bus apačioje telegramo linkas. Tokia ta mano ir istorija, jinai gal skamba labai kažkaip taip paprastai, bet jinai buvo ganėtinai siaubinga, ypatingai. Tai reikia nepamiršti, kad tai vyko 2021 metais, dabar yra 2025, tai čia vyko grinai prieš 4 metus. Jau ganėtinai ir užsimiršė viskas, bet buvo intensyvų, nemeluosiu. O kad nebūtų ir jums intensyvų, kriptolietuva.com. Su jumis buvau aš ir iki kito karto sekmadienį, o jeigu turite kažkokių klausimų, tai rašykite ir aš juos mielai jums atsakysiu.